Su jumis Verslo tribūna, laidos iniciatorius ir partneris Scania Lietuva. Šiandien kalbėsime apie švarų transportą, švarų ir tvarų transportą, apie jo galimybės Lietuvoje ir ar visas jas sugebame išnaudoti. Studijos svečiai Scania Lietuva vadovas Darius Nieškas. Sveiki, Dariu. Sveiki. Bei Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Sveiki. Sveiki. Transporto sektorius nuo 2007 piko dekarbonizuojasi trigubai lėčiau negu kita ekonomikos dalis. Degalinių verslo atstovai dar praėjusiais metais teigia, kad nėra alternatyvų dyzeliui ir kad tai yra vienintelis kuras, kuris kol kas įmanomas Lietuvoje. Kiek komercinio transporto apskritai Lietuvoje dabar varomi dyzelinų šiemet? Kiekiu ir procentai, turų procentais lengviau bus pasakyti, taip. 90, greičiausiai 9%. Sunkusis transportas, komercinis transportas, jeigu pernai metais užregistruota tokio transporto buvo apie 11 000 automobilių, na tai iš jų greičiausiai taip, 99% tai yra dyzelinų varomi sunkios transporto priemonės. Tai iš principo kol kas visiškas toks štilis šitoje rinkoje, kaip suprantu, bet alternatyvų irgi yra. Ir vardėjate ir jūs, ir prieš diskusiją, prieš įrašą mes čia diskutavom, iš tikrųjų tų galimybių labai įvairių, kiekviena galbūt su savo problemom ir su savo iššūkiais šiai dienai bent jau, ar ne? Bet kokios tos alternatyvos, Dariu, jūs kaip gamintojai, ką matot? Kokios geriausios, sakykime, šiandien? Na tai alternatyvos, jos tikrai yra, jos aišku po truputį tą rinką žengia ir šiais metais tikrai greičiausiai bus jau ne 99% užregistruotų vien dyzelių varomų transporto priemonių, bus šioks toks pasiskirstimas, bet proveržio dar greičiausiai tikrai nematysime. Iš alternatyvų pačių, taip, tai yra trys rimtos alternatyvos, kurios jau dabar komerciškai galimos, prieinamos ir klientai gali realiai tokias transporto priemonės užsakyti ir gauti ir su jomis daryti verslą. Elektra, sunkiam transportui tai yra tikrai iššūkis, bet tokie automobiliai jau yra ir tikrai faktiškai visi ir Europos didieji gamintojai, jie ruošiasi, jie yra pasiruošę tikrai gana rimtas alternatyvas dyzeliui. Taip, tai yra dar galbūt tokia sunki pradžia, kur pirkimo matome, kad didelio tokių automobilių nėra. Aišku, pirminė kaina tai yra tikrai gana didelė, bet ne vien tik jinai galbūt kiša koją, tai yra infrastruktūros klausimas, tokiam automobiliui pakrauti, o jį reikia greitai pakrauti, jis turi didelės baterijas, tai dar nėra tokios infrastruktūros išvystytos. Regioninio transporto arba vietinio transporto elektravaromų automobilių tikrai jau yra visa gama. Tai nuo distribucinio automobilio iki ten šiukšliavežio ar netgi betonmaišės ir taip toliau, tai čia jau gali būti tokie automobiliai, vėlgi infrastruktūra taip pat bus reikalinga. Antra alternatyva, kuri tikrai čia ir dabar jau prieinama pilnai, tai yra biometano varomas transportas. Automobiliai, kuriuos taip pat gamintojai gamina, tokia technologija jau žinoma 30-40 metų automobilio industrijoje ir tikrai čia jokia naujovė, galima taip sakyti. Tokie automobiliai jau ir Lietuvoje yra, jie yra registruojami Lietuvoje, mes juos tikrai matome ir tiek ir patys parduodame, tiek ir mūsų konkurentai parduoda. Kuras, jis Lietuvoje taip pat gaminamas. Tai va čia iš biometano varomų transporto priemonių tikrai tai yra labai gera alternatyva, beje, jinai yra tikrai nebrangesnė, paimti kilometro kaštais negu dyzelis. Trečias dalykas tai yra sintetinis dyzelis arba tas biodiezelis HVO. Taip pat viena iš galimybių čia ir dabar stipriai dekarbonizuojanti aplinką. Apie 70-80% mažiau CO2 gali išmesti toksai automobilis važiuodamas tokiu kuru. Lietuvoje taip pat yra infrastruktūra, yra gamintojai, kuro tiekėjai, kurie tokį kurą pristato. Tai trys tokios alternatyvos jau dabar galimos. Kiekvienam klientui aišku pasirinkti, kas jam yra patogiau, kaštais pigiau ir taip toliau. Mes tikrai visas alternatyvas turime ir rimtai kalbame su klientais.
Martynai, paaiškinkit galbūt truputį daugiau apie biometaną, kuris toks kaip ir dažniausiai minima alternatyva, ar ne? Nes elektros, pavyzdžiui, dar nėra infrastruktūros, HVO vėl turi savo kitų niuansų, ar ne? Bet biometanas yra minimas kaip dažniausiai ir net ir valstybinė prasme. Aš suprantu, kad tai yra prioritetas, nes net ir paramos programa paleista būtent biometanui. Bet kaip jūs ir sakėt, nebūtinai visi supranta, kas tai yra. Jo, tai biometanas yra, jeigu taip paprastai paėmus, tai yra išvalytos biodujos. Biodujos yra iš atliekų pagamintos dujos. Tai, sakykim, tai gali būti daromas iš mėšlo, iš maisto pramonės atliekų, iš nuotekų valymo įrenginių, iš sąvartynuose surenkamų biodujų. Visą tai, reiškia, biodujos yra dujos, kuriuose yra didelė dalis CO2 ir likusi dalis metano. Tai biometanas yra iš tų biodujų išvalius visą CO2 ir palikus gryną metaną, tokį, koks yra, pavyzdžiui, gamtinėse dujose metanas. Tai jis naudojamas iš principo pakeičiant visur, kur gali būti naudojamas gamtinės dujas, tai gali būti naudojamas ir biometanas. Ko biometanas dar skiriasi nuo kitų, čia paminėtų Dariaus, tai čia biometanas yra lietuviškos kilmės ir Lietuvoje. Ir kaip suprantu, jo pakankamai gaminama, ar ne, nes net ir eksportuojama, tai reiškia, net viduje ir nesunaudojama. Tai tas biometano, reiškia, gamybos ažiotažas, jisai prasidėjo, reiškia, prieš kelis metus, kai prasidėjo karas Ukrainoje ir atsirado paramos visoje Europoje biometano gamybai ir Lietuvoje, kur anksčiau būdavo gaminamas tik biodujos ir iš jų paprastai gaminama elektra, vienas po kito pradėjo investuoti verslo įmonės į biometano gamybą. Ir šiuo metu mes jau turime tokias 2 biometano gamyklas Lietuvoje, artimiausiu metu bus dar 2, kitais metais bus dar kokios 4-5. Tai yra pakankamai dideli kiekiai ir šiuo metu dėja tas biometanas visas jisai yra eksportuojamas. Eksportuojamas jisai yra įpūtus į gamtinių dujų tinklą ir per jungti Lietuvos Lenkijos išeksportavus į Vokietiją ar Prancūziją ar Skandinavijos šalis, kur lietuviškas biometanas yra panaudojamas transporte. Dėja Lietuvoje tas biometano vartojimo transporte praktiškai kol kas nėra. Dėl labai įvairių priežasčių ir mūsų visų nepadarytų darbų ir ministerijų nepadarytų darbų ir, nežinau, čia galima apie tai plėtotis kažkiek tai, bet kol kas problema yra ta, kad biometano gamyba yra pakankamai smarkiai remiama Lietuvoje, o biometano vartojimas ne, tai visas tas paremtas, pagamintas biometanas išvažiuoja su visą paramą į kitas šalis. Tai didelė labai problema. Ir ką jūs minėjote dėl lėtos dekarbonizacijos, tai gal yra netgi dar blogiau šitie situacija, nes jeigu tai paėmus nuo įstojimo Lietuvos į Europos Sąjungą, nuo 2004-2005 metų, tai naftos degalų vartojimas nemažėja, o auga. Tai jeigu tai palyginus su dabartiniam, tai maždaug bus apie 50% didesnis negu kad buvo. Žinai. Tai dekarbonizacija nevyksta, vyksta karbonizacija. Ir čia būtent dėl to čia, reiškia, yra jau čia metus, kaip veikia mūsų ta pilietinė iniciatyva 41% mažiau naftos, kur jungiasi įmonės ir Skanė irgi yra viena iš anksčiausiai įsijungusių į šitą iniciatyvą įmonių, reiškia, kur būtent verslas kreipiasi į Seimą į įstatymą įtraukti konkretų įsipareigojimą mažinti naftos degalų vartojimą ir įpareigoti vyriausybę, reiškia, įgyvendinti konkrečius tikslus dekarbonizacijos. Kad visą tai, apie ką mes čia šnekėdavom iki šiol, kad reikia kažkaip tai mažinti tos CO2 išmetimus transporte, kad realiai tai pradėtų vykti. Nustotų visų pirma, nutrūktų augimas naftos degalų vartojimo ir prasidėtų mažėjimas, bent jau tiek. Ir tada jau pasiektų kažkokius tai tikslus. Tas 41% iki kada čia jūsų? Iki 2030 metų. Tai čia iš principo yra mūsų strateginiai dokumentai, bet ko strateginiuose dokumentuose tas kažkur įrašyta, tai nelabai kas žino. Tai dabar ta tema yra iškelta ir pagaliau ir politikai sužinojo, kad yra problemų naftos transporto sektoriui su dekarbonizacija. Čia daug yra. Čia yra Lietuvos kvotos CO2, kurias, reiškia, reikės mokėti jau už visą tą laikotarpį nuo 2021 iki 2030 metų, jau už tai, ką mes nepadarėm, jau tai mums prisikaupė ten skolos, kas čia arties.
Čia bus kita vyriausybė ateis, pamatysi, čia bus skandalas, kad jam palikta ta skola ir dabar jam reikia čia kažką tai galvoti, kaip iš kitų ES šalių pirkti tas kvotas. Tai iš ties geriau būtų pirkti ne kvotas iš Švedijos, o iš Švedijos pirkti švediškus sunkvežimius biometanų varomus ir lietuvišką biometaną, reiškia, ir važinėti nedeginant naftos ir nemetant CO2 į atmosferą. Tai būtų tiesiog protingiau. Bet kodėl taip yra? Jūs sakote, labai daug tų priežasčių visokių ir politikų nepadarytų ir dar kažko nepadarytų, bet kiek pagrindinės, sakykime, įvardinkite, nežinau, 5, dėl ko? Sakykime, viena iš priežasčių yra ta, kad dizelinas Lietuvoje yra pigus ir iš ties, jeigu palyginus su kitom šalim, tai dizelį deginti yra pigu, žinai, Lietuvoje. Tai čia ryškiai skiriasi šitas ir, pavyzdžiui, pas mus yra pigiau negu Latvijai, pigiau negu Estijoje dizelinas, tai viena iš priežasčių. Antra priežastis yra ta, kad nėra biometano vartojimo skatinimo schemos. Pati idėja, jinai yra sukurta įstatymė ir yra numatyta, kad, reiškia, naftos degalų pardavėjai, tie patys stambiausi, reiškia, jiems yra nustatyti įpareigojimai, kiek jie turi, reiškia, parduoti kartu su nafta atsinaujinančios energetikos. Ten procentas, kuris kiekvienais metais kažkoks kyla. Ir jeigu jie to nepadaro, jie turi pirkti kvotą iš tų, kurie viršyje. Čia kaip prieš tai minėjau apie kvotas tarp šalių, tai čia dabar kvotas tarp tiekėjų, reiškia, visos. Circle K, Neste, Viada, visi tie pagrindiniai, tai reiškia, visi jie turi tuos įsipareigojimus. Ir iš principo, reiškia, biometano pardavėjai galėtų būti, kadangi jie parduoda 100% viską iš atsinaujinančių išteklių, jie galėtų būti tos kvotos pardavėjais tiems naftos degalų vartotojams, naftos degalų retaileriams, pardavėjams. Bet kadangi įsipareigojimai kol kas yra labai maži ir labai atsargus, nes reikia, kad dizelis būtų pigus, tai reiškia, tai nėra paklausos tų kvotų, tų vadinamų degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių vienetų įstatymė, taip jie vadinasi. Reiškia, ir dėl to gaunasi, kad tu biometaną pardavus, tu negali tu gauni kvotą, bet niekam tavo kvotos nereikia ir dėl to neapsimoka biometaną pardavinėti, nes nėra tokio skatinimo. Dar kita priežastis yra, sakykime, kai vyksta konkursai viešojo transporto, pavyzdžiui, tai labai dažnai mes matome, kad savivaldybės, reiškia, susiaurina netaršaus transporto priemonės, reiškia, apibrėžimą ir konkursė konkrečiai rašo, kad jie perka tik tai elektra varomus autobusus arba vandenilių varomus autobusus, bet nors biometanas jis irgi yra CO2 neutralus, jis irgi yra pagal įstatymus netarši transporto priemonė, bet kažkaip šitas tai kai nėra to, reiškia, reikalavimų, tai net negali biometanas ir konkuruoti su elektra. Sakykime, būtų technologiškai neutralus konkursas ir sakytų, kad mums reikia netaršios transporto priemonės, tai biometanas, ko gero, tenais atrastų savo vietą grinai ekonomiškai, bet dabar net uždaromi keliai konkuruoti su elektra. Dar viena priežastis yra, sakykime, labai neaiškiai apibrėžta įstatymė, akcizo įstatymė yra apibrėžtas, kad pas mus akcizas yra mokamas už visus dujinius angliavandenius. Taip, ir neprašyta, kokia tai yra kilmė. Tai jeigu taip chemiškai skaityti, tai biometanas yra dujinis angliavandenis. Tai iš principo jisai turėtų būti apmokestinamas taip. Teisininkas taip perskaitęs mato, kad biometanas yra apmokestinamas akcizo mokesčių lygiai taip pat kaip naftos dujos, nes irgi dujinis angliavandenis. Vėlgi nėra kažkokios išskirtinumo. Čia politikai sako, kad čia klaida, čia taip neturėjo būti, mes čia viską pataisysim, bet kol kas nepataisyta. Ir tas, reiškia, investuotojas, kuris svarsto, jis užsideda prie savo tų visų rizikų dar vieną paukščiuką, kad va ir čia yra rizika, žinai. Tai, žodžiu, netrūksta šitų kabliukų, bet dar ar yra bent jau intencijos, paieškos tokių, ar ne, pavyzdžiui, pas jūs, nežinau, logistikos įmonės. Čia ypatingai turbūt kalbam apie tuos dabar, kurie važinėja Lietuvoje arba regione, netolimais reisais, ar ne, nei didelius ten tarptautinius. Ar apskritai domisi, ar žino, kad yra tokios galimybės, kad yra, sakykime, neskaitant tų visų niuansų arba to, kad, pavyzdžiui, apmokestinamas akcizų kaip ir naftos dujos, ar ne, bet iš principo, koks susidomėjimas tom alternatyvom ir ypatingai biometanu? Tai jeigu turite omeny būtent konkrečias paramos programas Lietuvoje, pavyzdžiui, yra labai konkreti parama, tikrai labai gera paramos programa mūsų nuomonė, gamintojų nuomonė, būtent biometano varomam sunkiam transportui. Bet jinai atsirado tik dabar. Jinai atsirado neseniai, prieš gerą mėnesį ir mes jau tam tikras išvalgas galime daryti. Turime tam tikrą
tam tikrą požiūrį iš klientų pusės, matome, kaip rinka reaguoja į tokią programą. Ar reaguoja? Jinai reaguoja, bet tikrai mes tikėjomės daug spartesnės reakcijos, kadangi programa pati ir politiniai partneriai tikrai turbūt reikia padėkoti ir jiems. Tai yra tikrai labai gera programa, tai yra programa, pagal kurią gali faktiškai klientas arba įmonė gauti tam tikrą paramos kiekį piniginė prasme, ar net už automobilį iki 50 000 eurų, už sunkų į transporto priemonę, tai yra tikrai labai daug, turbūt Lietuvoje dar tokios paramos nebuvo. Kokia vidutiniška kaina, pavyzdžiui, kiek tie 50 000? Vidutiniška kaina virš 100 000, aišku, apie 130 000, jeigu yra toksai automobilis, tai įsivaizduokit, tai bent jau tai trečdalis kaip minimum, tu gali gauti per paramą. Tai tu gali gauti finansinę paramą, tu skatini Lietuvos ekonomiką, kadangi tas kuras, kaip jau ir minėjo Martynas, gaminamas Lietuvoje, bent jau galbūt ne visas būtų eksportuojamas 100%, kažkas pasiliktų ir Lietuvoje. Trečias dalykas, mes kaip gamintojai jau netgi be paramos, skaičiuodami klientų kaštus, kilometro kaštus, pavyzdžiui, pervežimo kaštai, įtraukdami visus kaštus galimus kliento. Dizelinis automobilis, biometano varomas automobilis, lygiai tokie patys automobiliai, identiškos specifikacijos, identiškas kilometražas, viskas tas pats. Tai netgi jau be paramos tokių automobilių kaštai yra arba vienodi, arba biometanas netgi šiek tiek pigesni kaštai negu dizelinio automobilio. Įsivaizduokite, koks turi būti pliusas, jeigu dar į paramą gauni. Tai mums šiek tiek keista, kad rinka taip vangokai reaguoja, bet galbūt tai yra būtent tie punktai, kuriuos ir pas Martynas išvardino, kurie galbūt stabdo rinką, tam tikros rizikos yra. Ir galbūt rizikos tos, kad, ne tai, kad rizika, sakyčiau, bet galbūt informacijos trūkumas, kadangi ši parama yra skirta transporto įmonėm, kurios važinėja Lietuvoje. Tai yra būtent šio regiono parama regionui. Tai tikrai yra svarbu, kadangi vietinį transportą reikia stipriai dekarbonizuoti, jisai tikrai yra labai senas, jisai labai teršia aplinką, tai tokį sektorių dekarbonizuoti, koncentruoti yra labai gerai, bet tokiame sektorėje, aišku, dirba ir daug mažų įmonių, tai galbūt jaučiame mes irgi, kad jos, ne visiškai įsigilina būtent į tas paramos instrukcijas, į ten tikrai daug pildymų įsakių yra ir taip toliau, tai galbūt čia rinka arba klientas šiek tiek atbaido tie tokie biurokratiniai mechanizmai. Bet sakyčiau, tuos biurokratinius mechanizmus tikrai turėtų stipriai motyvuoti ir apeiti tos, ne tik kad apeiti, bet užpildyti tas paraiškas, ta didžiulė finansinė parama tokiam vienam automobiliui. Tai mums šiek tiek keista, kad rinka labai vangiai reaguoja ir tos paramos, ta parama yra ne visą laiką tęsiantis, jinai tęsis iki rugsėjo vidurio. Tikimės, kad tikrai rinka stipriau pradės reaguoti ir įmonės pradės dekarbonizuoti būtent vietinį transportą Lietuvoje. Čia dar gal aš pridėsiu, kai kalbam apie mažas įmonės, tai dar ta dujomi biometanų varoma sunkvežimį ar automobilį, jį dar reikia užpildyti. Taip. Ir tada atsiranda ta infrastruktūros problema, nes čia visų pirma pradėkime nuo nežinojimo, nes kai pradėjom šnekėti Vilniaus savivaldybėje apie biometanų varomus autobusus, tai jie sako, tai kur mes čia Vilniuje tenais mėšlą ir gaminsim biometaną, žinai, tai dujos atiteka dujotikiu. Tai jeigu įmonė yra šalia dujotikio, tai jau problema jau beveik išspręsta, nes tu gali pasistatyti tą kompresorių, kuris iš to dujotikio imtų dujas ir užpildytų tą sunkvežimį ir reikėtų sutvarkyti tik dokumentus, kad per dujotikį pas tave atitekėtų ne gamtinės dujas, ne iškastinis kuras, o biometanas. Tai čia yra, bet čia reikia žinoti, nes jeigu ne, kai tas atrodo pirmas toksai barjeras, nežinojimo, ar kartais per jį ir neperlipa žmonės. Kita vertus, visiems kompresorius išpildymas, tai jau reikėtų kalbėti turbūt apie vieną biometaną autobusą, ten ar sunkvežimis jau pakankamai gautųsi brangus, nes prie jo reikėtų pridėti infrastruktūrą. Tai visiems reikėtų galvoti
apie parko dekarbonizaciją, turbūt apie daugiau tų automobilių, kad tą pačią infrastruktūrą naudotųsi daugiau transporto priemonių. Man taip atrodo. Bet ta paramos programa, ką Darius minėjo, ne, jūs prieš tai minėjot, kad biometano gamyba jinai remiama, o vartojimas ne. Ar čia ir yra tai, kas iš principo galėtų būti kaip tam tikras skatinimas? Taip. Tai, kas yra gerai, ir kas galbūt, jeigu mano tas pasakymas paskatins kažką tai parizikuoti ir investuoti, tai ta rizika iš tikrųjų nėra, tai būtų labai gerai, tai rizika nėra labai didelė, kadangi ES priėmė atsinaujinančių išteklių direktyvos pataisimą 23 metų lapkričio mėnesį, jinai įsigalioja ir dabar praktiškai per metus jinai turi būti perkelta ir ten yra numatyti labai įsipareigojimo, apie kuriuos aš minėjau, reiškia dyzelino pardavėjams didinimas. Ir jeigu dabar, sakykime, tas dyzelino pardavėjas turi ten 7-8% atsinaujinančių išteklių tik tai parduoti ir ten pilnai tą savo padaro susimaišydami ten biodegalus paprasčiausius, tai, reiškia, kas yra jam pigiausia, tai, reiškia, jeigu įsipareigojimas pasidarys staigiai ten 15, 18, 20%, tai, reiškia, be tų kvotų pirkimo iš biometanų pardavėjų iš jam niekaip negalima bus daryti. Tai aš esu beveik tikras, kad tarkim, už poros metų, reiškia, kai visa ta direktyva bus perkelta į lietuviškus įstatymus, tai tiesiog, reiškia, sakykime, taip, naftos degalų pardavėjai ieškos, kas čia tą biometaną pilasi, kad galėtų jiems sumokėti pinigus už kiekvieną įsipiltą kubinį metrą, reiškia, kad dokumentas, kad aš iš tavęs nusiperku tas degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių vienetus, tą kvotą vadinamą. Tai. O tai ta rizika, kurią jūs minėt, tai kokia? Rizika yra ta, kad, kad tas labai lėtai tas vystysis ir iš lėto, bet kadangi tai yra ES direktyva ir ją reikia perkelti, čia nuo vietinės politinės valios netai priklauso, nes su vietinė politinė valia kaip yra. Yra rinkimai, žmonės, politikai nenori branginti to paties dizelio prieš rinkimus, o vieni rinkimai pasibaigia ir kiti prasideda. Tai tas procesas vyksta lėtai ir niekada nesibaigia. Ir esminiai pokyčiai, kuriems reikalinga politinės valios, jie yra nepadaromi. O šiuo atveju, kadangi tai ateina iš Europos, tai mes iš karto, viena vertus tai negerai, kad mes ten turim klausyti Europos ir patys negalim prieiti prie loginių išvadų, bet kita vertus, taip paprasčiau ir greičiau kartais būna, žinai, Europa liepia ir turim įgyvendinti tą skatinimo schemą biometano vartojimo. Tai pamirštam, kad mes ir esame Europoje ir realiai tas sprendimas yra mūsų pačių. Kažkas apdiskutavo vietoj už mus, Vokietijoje ir Prancūzijoje ir nutarė, kad taip Europai bus gerai, ir ta prasme padarė, kad ir mums būtų gerai, nors mes dar to nežinom, dar suprasim po kurio laiko. Gerai, aš jau tindau kitą šoną, bet iš esmės aš noriu pasakyti, kad reiškia, tos įmonės, kurios įsigys dabar biometano varomus sunkvežimius, tai jos tikrai nepralaimės, kadangi pas juos atsiras visos tos galimybės, kur ateina su tais europinių reikalavimų, visos tos ateis ir pas juos. Ir biometanas, jeigu dabar jisai kainuoja, sakykime, jau galima lyginti su dizelio kaina, tai jisai kainuoja smarkiai mažiau, nes iš biometano kainos, kurią jie sumokės, reikės atimti tos kvotas, vadinamasis, kurios jie galės parduoti. Plus, atsiranda visokie CO2 mokesčiai dizeliui dar papildomai, tai reiškia ta alternatyva likti prie dizelinio transporto, jinai bus daroma viską, kad tas dizelis būtų kiek galima brangiau, net ne dėl lietuviškos politikos, o būtent dėl europietiškos politikos dekarbonizacijos. Ir kartais ir tam tikrų tikslų, ar ne? Nustemba, nes kad čia tie rimtai, taip rimtai, ta prasme, ir kad nesnei prognozavau, kad iki 30 metų dizelis gali kainuoti, nevertinant infliacijos, apie 3 eurus už litrą, grinai įvertinus visus tos CO2 dedamasis akcizo mokesčių pakeitimus, kas iš Europos ateina, taršos leidimų, reiškia, sistemos išplėtimą į transporto sektorių, tai dizeliu bus tikrai brangu važiuoti. Ir tie, kas dabar galvoja, kokią transporto priemonę įsigyti, ar naują dizelinę, ar sunkvežimį, ar biometanų, tai tikrai yra labai daug argumentų už biometaną, jeigu tik tai įmonė gilinsis ir matysis, kaip čia viskas keičiasi artimiausiu metu. Argumentų taip, o galimybių. Ar yra ir transporto, ir infrastruktūros naudojate? Yra tikrai transporto ir yra infrastruktūra. Dabar infrastruktūra, aišku, jeigu taip jau kalbant, tai kritikai galėtų pasakyti, tai palyginkime ten degalinės dizelino
su biometanu. Tai faktas, kad biometano yra mažiau, bet ir tokių automobilių dar nėra tiek daug. Tai visų pirma, degalinių tinklas yra visose pagrindiniuose didžiausios Lietuvos miestuose. Įmonės. Kiek maždaug? Tai 6 ar 7 degalinės pilnai, kuriuose gali įsipilti biometaną. Tai taip, galbūt tai ne visada patogu įmonė ten, pavyzdžiui, kurios bazė yra viena miesto krašte, o tu turi ten važiuoti pildytis į kitą miesto kraštą. Bet vėlgi, ar ne, nuo kažko tai pradėti reikia. Tai tos 6-7 užpildymo stotis degalinės jau tikrai pirminį poreikį patenkina ir bent jau kiek mes kalbame su tais pačiais infrastruktūros, biometano infrastruktūros tiekėjais, tikrai visi sako, kad taip, greičiausiai dar šiais metais bus papildymas tokių stočių ir kitais metais investicijos į papildomas užpildymo stotis. Tai infrastruktūros pradžiai pilnai pakanka, transporto priemonės jos yra, taip jos yra pirminė kaina, kaip ir aš jau minėjau, šiek tiek ten apie 10% brangesnė už dyzelinę, pavyzdžiui, automobilio kainą, bet šios paramos, tos būtent paramos dabartinės dydis, jis viską atperka. Tai čia jau finansiškai mes kalbame, ne? Dabar ekologiškai pakalbėjus, dyzelinis automobilis per metus, grubiai tariant, 60-70 tonų CO2 išmeta. Su biometanu varomo tokių pačių automobilių minus 80-90%. Priklausomai, aišku, nuo biometano, bet tikrai 90% galima pasiekti mažiau CO2 išmetimo, tai apie 50 tonų vienas automobilis išmeta mažiau. Ką ir Martynas minėjo, CO2 mokesčiai, jeigu jie ateis, jau jie ir ateina ar ne, tai žiūrėkite, už vieną automobilį tiek tonų galima sutaupyti. Tai automobilių parkas, nuo kažko tai pradėti reikia, tai vienas automobilis 50 tonų, 2 automobiliai jau 100 tonų, tikrai tai greičiausiai apsimokės ir mokestinė prasme, anksčiau ir vėliau mes per to prieisime. Trečias dalykas, dar ką nepaminėjau, mes taip pat labai stipriai gilinamės ir į ateinantį, galima ir kelių mokestį, atolingą vadinamą, tai ten irgi taip pat turi būti tam tikros paskatos, netaršiam transportui, aš jau kalbu apie komercinį transportą, palyginus su taršių transportu, pavyzdžiui, dyzeliniu. Kol kas nežinome, koks tai gali būti skirtumas tarp taršaus ir netaršaus transporto, bet jisai būtinas, norint skatinti tiek įvairių alternatyvių kurų varomą transporto priemonę, tiek elektra varomą, tiek tuo pačiu HVO ar biometanu. Ypač biometanu, kadangi, kaip ir minėjau, tai yra kūras gaminamas Lietuvoje, tai faktiškai prie žiedinės ekonomikos labai daug ko prisideda. Ir iš esmės jau galima dabar naudoti, bet štai yra atolingos sprendimai, apie kuriuos mes irgi jau tikrai ne vieną kartą ir net ne pirmi metai, man atrodo, kalbam apie tai, kad turėtų vis dar nėra ir kaip suprantu, net nėra, nežinot, net gairių, pavyzdžiui, net ir čia, kaip vis dėlto bus, koks bus požiūris ir kokie skirtumai su tuo kuru, ar ne, su tuo alternatyviu kuru. Tai vis dar neaišku. Asmeniškai aš dar tikrai nežinau, tik kas yra gerai, kad jaučiame, kad galbūt tikrai valdžia tikrai pradės kalbėtis atviriau apie šitą dalyką, kadangi tai yra labai svarbu. Jeigu tai bus visiškas sulyginimas dyzelinio kuro kelių mokesčio su alternatyvių kurų varomų transporto priemonės, faktiškai mes nublokšime tos visus alternatyvių kurų varomas transporto priemonės ir savo tikslus 10-20 metų atgal. Niekas neinvestuos į naują technologiją, kuri pasiteisins už 2, 3 ar 5 metų. Jinai gali pasiteisinti, jeigu bus tam tikra diferenciacija to pačio kelių mokesčio. Ypač jeigu transporto priemonė daug pravažiuoja toje pačioje Lietuvoje. Ten yra kompanijos, kurios 50 000 pravažiuoja, bet kur yra tos, kurios pravažiuoja 100-120 000 kilometrų. Kuo daugiau pravažiuoja, tuo daugiau taupai. Tai man kol kas asmeniškai nėra aišku, koks tai galėtų būti skirtumas, bet aš labai tikiuosi, kad tie patys politiniai partneriai, jie įsileis verslą ir verslo struktūras bent jau į šio projekto apžvalgas, kalbėjimus ir mes bent kažkokį tai patarėjimą žodį tikrai turėsime, bent jau žinosime, kaip viskas vyksta ir galbūt galėsime duoti kažkokius tai kitų šalių
pavyzdžius, kuriuose jau yra tokių mokesčių. Aš dar noriu šiek tiek sugrįžti prie tos programos, kur, na, kažkoks supratimas matyti ir apie biometano reikšmę ir apskritai apie svarbą keitimo transporto yra, bet vis dėlto kokios tos didžiausios kliūtis, nes štai minėjot, 50 000 vienam automobiliui. Tiesa, yra ribotas automobilių kiekis. Galbūt viena vertus didieji, kurie galbūt daugiausiai turi gebėjimų projektinėms iniciatyvoms ir panašiai, ir žinojimo, ir teisinių žinių, ir visų kitų dalykų, kurie yra reikalingi, pavyzdžiui, tiek pildant dokumentus, tiek gaunant paramą, atsiskaitant ir taip toliau, visą tai, na, nervuoja, pripažinkim, dažnai ypatingai mažus verslus, jie neturi laiko, jie nenori užsiimti. Čia yra ribotas automobilių kiekis ir yra ribota parama, kuri parama vienam automobiliui nors ir labai gera, bet bendrai tu negali gauti 100 000 pakeisti visą savo parką, ar ne? Tai ar tai ir gali stabdyti, na, kokios tos vis dėlto pliusai, tai viskas aišku, 50 000 automobiliui, bet automobiliams 6 maksimum, ne? 300 000 eurų vienam juridiniam asmeniui. Na, dar yra de minimis ta sąlyga, kad jeigu tu jau esi pasinaudojęs kitom galbūt valstybės remiamom programom, tai atitinkamai mažinama ta suma, bet vėlgi yra tos įmonės, kurios pasinaudojo de minimis sistema, yra tos, kurios nesinaudojo. Tai faktiškai 300 000 vienam juridiniam asmeniui iki 50 000 eurų vienai transporto priemonė, sunkiajam transporto priemonė. Bet ką aš noriu pasakyti, kas čia yra tikrai gerai toje programoje, jinai aiškiai koncentruota į vietinį transportą. Vietinis transportas Lietuvoje yra tragiškos būklės. Aš turiu omeny komercinį sunkųjį transportą. Tai yra tikrai netvarus 99% irgi naudotos transporto priemonės. Į metus, įsivaizduokite, dar kartą paminėsiu skaičius, iš visų 11 000 pernai metais užregistruotų sunkiųjų transporto priemonių, tik 500 buvo vietinio transporto priemonės. Tai va tiek mes dekarbonizuojame savo aplinką. Šigi programa yra labai konkrečiai skirta būtent tai mažai rinkai, vietiniam transportui, kad dekarbonizuoti aplinką pas mus čia Lietuvoje. Svarbi programa, tai įsivaizduokite, iš 500 transporto priemonių, jeigu bent 100 naujų biometano varomų transporto priemonių atsiras šiais arba kitais metais Lietuvoje, tai bus jau gana nemažas pasiskirstimas link dekarbonizacijos, tai 20-25%, ar ne, tų transporto priemonių naujų, kurių kiekviena išmes bent 50 tonų mažiau CO2 palyginus su dizeliniu analogu. Tikrai daug, o taip mažos įmonės, jos galbūt, mes tai jaučiame irgi, jos galbūt prisibijo tų biurokratinių įvairių mechanizmų, bet čia daugiau turbūt mūsų įdirbis turi būti didesnis, ką mes ir sakom visiems klientam ir visom įmonėm. Tai nereikės jums greičiausiai pildyti jeigu jūs nežinote, kaip pildyti, tai šitą galime padėti. Na, tai yra kompanijos, kurios dirba tą linkme. Mes tą patį įdirbį irgi turime su savo partneriais. Tai šitą tikrai galim stipriai įmonėms padėti. Kitas dalykas, kad, na, galbūt ta nežinomybė yra, ar gausiu, ar negausiu, ne, ypač finansavimas, pavyzdžiui, tokiuose programuose yra komplikuotas. Tai kaip Scania, mes kaip gamintojas turim ir finansavimą, kurį galim suteikti įmonėms. Tai visa ta ertmė, ta terpė yra paruošta tokiai programai, kad jinai tikrai įsivystytų. Tiesiog galbūt tas mažesnių kompanijų, tas bijojimas dėl tų biurokratinių mechanizmų galbūt dar šiek tiek persveria, bet tikrai nereikėtų to dalyko daryti. Ir tie 100 automobilių, tai dėl to, kad 5 milijonai yra skirta, tai reiškia, kad tiek galima finansuoti. Martynai, jūsų manimu, kodėl neįsivažiuoja? Ko trūksta? Tai yra pradžia, nes nėra informacijos pakankamai apie... Bet jinai labai trumpa ta programa, tai ta pradžia toj bus ir pabaiga, tai čia tame turbūt problema yra. Tai yra visos tos kitos priežastys, kur sakiau, reiškia, kad kurios kelia riziką investicijom. Tiems pirmeiviams yra sudėtingiausia, nes jie būtent ir susiduria su netobulais įstatymais, su to, kad reiškia, viskas yra nesutvarkyta, ar jie eina, jie mato, jie susiduria, jie sako politikam, kad yra čia blogai, tada politikai ištaiso,
Bet daugiausia vargo yra pirmiesiems. Ir natūralu, kad daugelis galvoja, tai tegu kiti čia pravalo man kelią ir tada pamatysim, kad ir aš gal tada investuosiu, žinai. Tai dėl to tos pirminis žingsnis yra pats sunkiausias, jisai visą laiką. Bet čia gal reikėtų Europos daugiau paimti tų pavyzdžių, nes jeigu pasižiūrėjus vėl tą pačią Švediją, pavyzdžiui, ten masiškai ten yra visas viešas transportas, daugiau yra biometanų varomų autobusų negu elektra varomų autobusų, o dizelinų jau turbūt yra mažuma. Iš viso, jeigu tas pats Prancūzijos reiškia, regioną, Paryžiaus regioną, reiškia, autobusų parkas, pakeitimas dekarbonizacija, reiškia, jie iki ten 27 metų visiškai atsisakys naftos degalais varomų autobusų, važinėjančių ir keičia į biometaną. Ir keičia, reiškia, pusę maždaug keičia į elektrą varomus, reiškia, įrengia autobusų parkuose galingus krautuvus elektrą, ypač tose vietose, kur elektra varome autobusai važinėjo, kur yra, sakykime, ekologinė prasme jautresnės vietos, miesto centras, pavyzdžiui, kur nenori, kad būtų išmetami dūmai, nes biometanas jisai išmeta tos dūmus, yra mažiau, žymiai švaresnis negu seni sunkvežimiai ir autobusai, bet jisai išsenka šiek tiek. Jeigu norima, kad visai neterštum, tada jau elektrinis autobusas važiuoja į miesto centrą, kur yra daugiau priemiesčiai, tai tenais renkamasi pigesnis variantas ir ten yra likę autobusų parkai. Paryžiuje jie yra keičiami į biometaną, aprūpinami biometano krovimo infrastruktūrą ir jie važinėja. Tai vėlgi, jeigu Lietuvoje net nėra tų gerų pavyzdžių, tai galima tos pavyzdžius pasimti iš kitų šalių, kur tai vyksta. Iš viso Europos strategija dabar yra biometano gamybą ir vartojimą padidinti, kiek šiandien nuo dabartinių maždaug 6 milijardų kubinių metrų biometano, kas suvartojama Europoje, iki 35 milijardų kubinių metrų 30 metais, o Europos biodujų asociacija sako, kad potencialas yra ir 100 milijardų kubinių metrų Europoje. Tai čia yra didelis kiekis. Tai paimk Lietuvos visas gamtinių dujų vartojimas, su kiek Achema naudoja, kiek visas elektrinės šildymas, visi katiliukai, visa kartu yra maždaug apie, grubiai tariant, apie 2 milijardus kubinių metrų. Tai Europoje 35 vien biometano bus 30 metais. Tai aišku, Lietuva čia visa Europa, bet tai tas tendencija vyksta į tą pusę labai ryškiai, žinai. Ir aš manau, kad galbūt suras tos įmonės, nes kartais ir mažos įmonės jos domisi, kas vyksta, reiškia, kitose šalyse ir turi, ir dažnai būna netgi ir tarp akcininkų, reiškia, užsieniečių ir daug ryšių su užsienio kompanijomis. Ir aš manau, kad jie žino irgi, kas tai jos ir bus tos pirmosios, kur ir Lietuvoje atidarys tos vartus biometano vartojimui transportui. Iš tikrųjų, gal tiesiog prieš programą pradedant daug daugiau kalbėti reikia apie tai, kad jinai bus ir kad jau tada, nes galiausiai, kai jau prasideda ir paskui žiūrėk, jau ir pasibaigia ir iš tikrųjų galima ir nesuspėti, bet tikėtina vis tiek, kad tai nebus vienintelė, galbūt ir unikali. Tik aišku, būtų gerai, kad tie pinigai nenueitų veltui ir jie panaudojami taip, kaip turi būti panaudoti, bet sakykime vis tiek, tas biometanas, kaip jūs ir sakote, ar ne vis tiek jisai šiek tiek taršia, sakykime, nepalyginami kiekiai ir visa kita. Tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, laukia, kad gal vis dėlto geriau tada elektra, kas jau nieko, o dabar kol kas pavažinėkim su dizeliu, kiek vis dėlto tas biometanas, jisai gros, kiek jisai atsipirks, kiek jisai laiko bus tas prioritetinis kuras, kuris dabar jau prieinamas, tas yra vienas svarbiausių dalykų, ar ne, ir kurio gamyba iš principo Lietuvoje yra labai, įsibėgėjusi. Tai... Jisai dabar yra prioritetinis, ypač ten, kur tu neturi tos prabangos, ten kas porą šimtų kilometrų krautis savo automobilio, ir krautis bent jau valandą. Tai ypač kalbant apie sunkųjį transportą, kol kas su elektra, su sunkiuoju transportu neišeina taip lygiavertiškai pakeisti, nes tau gaunasi, kad pusę tavo krovinio sudaro tavo paties akumuliatorius, tai nėra labai patogu ir tu per pusę tai gali mažiau vežti prekių, reiškia per pusę mažiau uždirbti iš pervežimo. Tai tas ir dar stoti kas kurį laiką ir krautis vėl tą savo didelį akumuliatorių. Tai kol kas dar tas nėra patogu dideliam, apie lengvai transportą ten
ten elektra turbūt laimė visose vietose prieš biometaną ir ten nelabai išmatau priežasties, kodėl. Net nesiūloma, ar ne, lengvosios iš tikrųjų biometaną. Bet apie sunkų transportą, tai kol kas būtų sunku man sugalvoti, kada čia bus sunkiam transporte, galima bus elektra, taip pilnai važiuoti greitai iš Lietuvos iki ten Berlyno, žinai, ten, jeigu to reikia per dieną nuvažiuoti. Dariu, kaip tas transportas dar turbūt jisai daug kartų nusidėvės, kol jau galutinai prieisim prie visiško nulio. Tai faktas, bet va čia yra tas dalykas, kad žiūrint, kaip mes žiūrime į tą ateitį, arba į dabartį netgi, mums dabar jau reikia čia ir dabar pradėti dekarbonizuoti aplinką. Elektra, fantastika, tikrai tai yra pats efektyviausias energijos perdavimo būdas į automobilio varančiuosius ratus. Ta visi gamintojai yra supratę ir tikrai alternatyvos yra, bet jos dar pakankamai turbūt nėra visiškai įsitvirtinusios dėl infrastruktūros, dėl tų pačių baterijų, ką sakėte, ne, jos tikrai nėra tokios sunkios tos baterijos, ne, ir reikia prisiminti, kad elektra varomam, pavyzdžiui, sunkvežimiui bendroji masė yra padidinta 2 tonom. Ir reikia prisiminti, kad sunkvežimis, jeigu turi elektra varomas sunkvežimis, tai, pavyzdžiui, jisai neturi vidaus degimo variklio, kuris yra labai sunkus, sveria virš tonos, o turi gana kompaktišką ir mažą elektros variklį. Tai yra tokių pliusų, yra ir minusų, taip jis yra sunkesnis, baterijos vien sveria apie 3,5 tonos. Tai o tas šiek tiek pralošiam, bet tikrai, sakyčiau taip, klientui tai ne pagrindinis dalykas pirkti ar nepirkti elektrinės transporto priemonės, būtent tas svoris automobilio. Daugiau yra iš tikrųjų tas kitos dedamosios, kaip ir minėjau, tai yra ta pirminė automobilio kaina, kuri tikrai gąsdina dar kol kas klientą ir infrastruktūros trūkumas. Bet jeigu dabar dekarbonizuoti, o ką daryti dabar? Ar su dyzelinu tą galim padaryti? Na taip, pakeisdami ten Euro 4, Euro 5 automobilį, naujų Euro 6 automobilių, dalinai susimažinsime tam tikrą CO2 kiekį, bet tai bus visiškas mizeris, galima taip sakyti. Puikios alternatyvos. Tai biometanas, kaip ir minėjom, tai čia netgi ir Lietuvo žiedinė ekonomika. Iki 90%, ar ne? Iki 90%. Tas pats ir kuras HVO, 80-90%, tai jie jau dabar įgalina transporto įmonės taupyti CO2, tai jeigu tai yra svarbu, ypač jeigu tai bus svarbu tam tikra mokestinė prasme, tai įmonės greičiausiai pradės ir žvalgytis į galimybės čia ir dabar tą padaryti. Elektra galbūt ne čia ir dabar, tai įmanoma padaryti, nepakeisi viso savo automobilių parko elektra dabar, kadangi tai yra tik didelis investicijos, ne tik į transporto priemonę, bet ir infrastruktūrą. Ir ne tik į savo infrastruktūrą, turi būti ir bendrai, ir šalies infrastruktūra atitinkama padaryta. Bet kaip ir minėjau, pavyzdžiui, tas pats HVO ar tas biodizelinas arba biometanas jau turi infrastruktūrą, tai faktiškai ją daug mažiau reikia investuoti arba visai nereikia investuoti, reikia atsinaujinti tam tikrom transporto priemonėm savo parką. Tai bent jau nuo 1-2 pradėti, jeigu kalbame apie tuos mažesnius pirkėjus, ne vietinio transporto įmonės, jos nėra tos mega įmonės, kurios turi po 1000 vilkikų. Vietiniam greičiausiai ir važinėja tie mažesni. Būtent mažieji vidutinės transporto įmonės, kurios vietoje važinėja, tai pradėti nuo šito, po 50-60 tonų sutaupyti CO2 nuo kiekvieno sunkvežimio į metus, tai jau būtų didelė paskata tiek pačiai įmonei, tiek gamtai, tiek ir, žiūrint kaip tu žiūri, ar ne, į šitą visą dalyką, bet čia ir dabar, tai be abejo, biometanas tai yra pats ekonomiškiausias šiuo metu kuras, alternatyvus kuras, kuris laisvai konkuruoja su dyzelinu. Porą kartų paminėjau čia labai vienu sakiniu dar, nes mūsų laikas labai pabaiga, bet apie žiedinę ekonomiką, kokią įtaką tam žiediškumui ir šiek tiek trumpai, jeigu galite. Tai vėlgi, jeigu tu biometano negamini, reiškia, tai visas tas metanas, kuris iš kurio toje vietoje, iš ko tu gamini biometaną, jis išsiskirtų lauk. Grubiai tariant, jeigu tu turi mėšlo, tai tu gali iš jo, reiškia, paimti visą metaną, biometaną ir jį, reiškia, išvalyti ir pagaminti šio biometaną, arba tu gali išdrapstyti lauke ir ten tas metanas išsiskirs ir skatins klimato kaitą smarkiai greičiau negu kad jį deginus sunkvežimį.
Tai ta prasme, kad tu užžiedini visą procesą ir tu vėlgi, tu panaudoji, reiškia, atliekas, vėl grąžini juos į produkto kūrimą. Tai ta prasme, tai yra žiedinė ekonomika. Tačiau dar gal vieną tik tai pasakysiu mintį, kad daugelis įmonių artimiausių metų jau turbūt rengs tas vadinamas ESG ataskaitas, reiškia, aplinkosauginės ir socialinės atsakomybės ataskaitas, kur irgi iš Europos ateina reikalavimai. Ir biometaniniai autobusai arba sunkvežimiai yra puikiai priemonė tenais, jeigu bus ką įrašyti realiai, kad atrodo, kad įmonė atsakingai elgėsi aplinkosaugos prasme. Tai galima panaudoti ir ataskaitai, ir tai galima panaudoti, grinai jau tiesiog pateikiant save kaip žaliuosius pervežimus vykdančią įmonę. Iš to galima net uždirbti. Yra dalis net verslo, kuris perka pervežimus tik tai žalio transporto, neperka iš to, kuris veža išmetant CO2. Tai čia vėl atsiveria naujos net rinkos galimybės. Čia dar daugiau, galima dar plačiau tai žiūrėti. Kitaip sakant, čia iš tikrųjų naudų turbūt nepalyginamai daugiau negu net ir kaina savaime turi. Tai svarbiausia yra naudotis galimybėmis, matyti tai, kas vyksta, gebėti panaudoti tai, kas vyksta ir tai, kas siūlo galų gale, net ir čia visiškai finansinė parama, kuri yra tikrai didelė, kaip jūs minėjot. Bet svarbiausia tai sužinoti, išgirsti ir atkreipti dėmesį ir galų galiai investuoti ir į tą bendrą dekarbonizaciją visos mūsų šalies, nes kalbam būtent apie šalies transportą, mažai transportą. Tai šiandien ačiū Jums už pokalbį. Verslo tribūnos svečiai buvo Scania Lietuva vadovas Darius Nieška bei Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Dėkui Jums, laidos iniciatorius ir partneris Scania.